Mes judam toliau ir kita nominacija vadinasi už kūrybinę pradžią, o prizo steigėjas keičiasi. Ir dabar prizą įsteigs, neįsteigs, o jau duos, ŠMC parduotuvė ir ją įkūnis toks personažas, vaiduoklis, kurį aš pats nesu matęs, bet kažkur matau jau pasirodo. Sveikas, vaiduoklį. Tai štai, tai yra tokia parduotuvė, kurios galbūt jūs dar nežinot, bet jinai kažkokiais giminystės ryšiais susijusius su daiktų viešbučiu, kuris neseniai buvo apdovanotas Pravdos naujokose ir ten nuskynė pirmąjį prizą. Tai man labai malonu, kad mes ir toliau draugaujam. Taigi, žiūrėkime dabar nominaciją už kūrybinę pradžią. Pas Miltę mes visą laiką einam su Smiltė į darželį. O kada buvai pas mamą? Pas mamą kartais būna irgi. O kur mama gyvena? Mama gyvena Vilniuje. Kur Simas gyvena? Irgi Vilniuje gyvena Simas. O kur Smiltė gyvena? Taip, ogi Vilniuje gyvena. Kur? Ir O kur tu gyveni? irgi Vilniuje gyvenu. Koks mažos tavo butas? Mano butas yra 46. Koks tavo namas? Irgi toks pat. Kur tu šiandien važiuosi? Ne, O kur tu važiuosi? neklausinėkit daugiau. Smiltė Jablonskaitė, pirmas filmas. Kviečiam ir vaiduoklį ir Smiltę vienu metu. Smiltė, kur tu gyveni? Dar norėtum vienos pasakyti, kad nors paklaus? Ne, tai ne, ačiū. Smagu, ne vaikai?